Važiuojame toliau. Gabrielius Landsbergis apsivertė aukštinkojų. Dar visai neseniai reikia, kad jis sudaužė Kiniją, kad Lietuvoje neliko Kinijos, kad Taivanas mūsų draugas, kad čia yra džiugesys visas tai, ką mes padarėm. O dabar pyst. Ir sako, atvažiavo tas jo, sako, Taivano užsienio reikalų ministras, pirmą kartą girdžiu. Ir nesusitiko su atvykusiu Taivano užsienio reikalų ministru ir sako, mes esam už vieningą Kiniją. Tik prieš pusmetį gerą jie reikavo visai priešingai. Gabrieliukas, Matukas, Povilioniukas, visa šaika cypė, klėkė, rėkė, kad jie sudaužė Kiniją, nugalėjo drakoną. Jie yra realiai lyderiai, padarė milijardinę žalą valstybei, verslui, ekonomikai. O dabar sako, mes už vieningą Kiniją ir dar negana to. Jie sako, kad jie bando suderinti santykius su Kinija. Sugriovė viską, o dabar į kadencijos pabaigą jie bandys šitą atstatyti. Aš priminsiu, kad prieš metus, gal prieš pusmetį, dabar taip tikslios datos nepasakysiu, nuvažiavęs į Kiniją, Blinkenas, JAV sekretorius, kaip ir užsienio reikalų ministras, tokia pareigybė, ėmė ir pasakė, kad jie už vieningą Kiniją ir jie ne už Taivano nepriklausomybę. Ir tada visi ir klausė, kaip čia taip yra, gerbiamas Gabrieliau Landsbergi, jeigu jūsų viršininkas nurodo jums ir sako, kad jie jau už vieningą Kiniją, o mes dar reikiam, kad mes ne už vieningą, o mes už Taivaną, kaip čia taip yra. Ir praėjo, reiškia, keli mėnesiukai, jam, ir jis sako, tai aš visą laiką buvau už vieningą Kiniją. Mes visi atsimenam tą situaciją, šitos visos antraštės va čia sudėtos, kurios matosi labai akivaizdžiai tai rodo, netgi jo senelis buvo nuvažiavęs į tą Taivano atstovybę ir sakė, labą dieną, Taivanas pasakė, kad tai prezidentas atvažiavo su zingeriu. Ką ten veikia du šitie vienos tautybės žmogeliai? Vat ką jie ten veikia ir ką jie čia, kodėl visas tas skaldymas vyko ir kaip jie čia taip aukštinkojom apsivertė. Aš norėčiau paklausti premjerės. Premjerė, kaip Lietuvoje buvo atidaryta Taivano atstovybė, Kinija žaibiškai sureagavo neigiamai į Lietuvą, pritaikė tam tikras sankcijas tiek ekonominės, tiek diplomatinės Lietuvos atžvilgiu, apkaltino mus, kad mes sulaužėm komunikatą tarp Lietuvos ir Kinijos dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Užsienio reikalų ministerija Kinijos pabrėžė, kad bet kokių diplomatinių santykių ieškojimas su Taivanu. Mūsų valstybės vadovų sutikimai, jie taip pat taiko tai kaip pažeidimą įžiūri ir sako, kad tai yra pažeidžiamas būtent vieningos Kinijos principas. Prieš 2 dienas Seime lankėsi diplomatai, tai šventėm diplomatų dieną ir išties beveik visi pasisakė, kad mūsų užsienio politika Taivano atžvilgiu yra labai teisinga, labai gera. Išties liausiai susilaukė būtent mūsų Seimo pirmininkė, kada dalyvavo Taivane, pasisakė tam tikras kalbas ir panašiai. Dabar išgirstam, kad mūsų užsienio reikalų ministras susitiks su Taivano ministru, motyvuodamas tuo, kad mes diplomatinių santykių neieškom. Tai išties, kokia užsienio politika mūsų Kinijos ir Taivano atžvilgiu jums vadovaujant vyriausybė? Nuosekli. Čia, žinot, primena tą seną filmą Vestuvės Malinovkoje, kur vienas ten kepurės vis keitė ir sako, опять власть меняется ir keičia kepurę. Tai sovietinė, tai baltųjų, tai sovietinė, tai baltųjų. Taip ir čia. Absoliučiai. Tik tai truputėlį kažkas sujudėjo, valdžia keičiasi, nurodymas kitas ir jisai jau už Taivaną. Tik į tą pusę. Aš jau už Kiniją, už vieningą Kiniją ir panašiai. Tai čia išverstas kurizmas pačiu visų didžiausių gražumu. Išverstas kurizmas. Ir dabar užduokite savo visi klausimą. O jeigu netikėtai vis dėlto tas rusas užpultų mus? O jie juk rėkia, kad jie prieš rusus. Kaip šita skūrelė per kelias sekundės išvirstų ir kepurėlė būtų pakeista. Ir vėl jie stovėtų pirmose gretose su gėlytėm
tam naujajam išvaduotojui. Aš manau, kad būtų lygiai taip pat, kaip ir Kinijos štai ir Taivano klausimų. Bet dar kas blogiausia, visa ekonominė, moralinė ir politinė žala liko Lietuvai. Liko didžiulė dėmė ant Lietuvos garbės ir orumo. Nes prieš visą Europą mes tuo metu, kaip kariavom su Kinija, atrodėm kaip visiški durneliai ir glušeliai. Ir čia Gabrieliaus Landsbergio nuopelniukas. Va tokia situacija. Judame toliau. Beje, būčiau užmiršęs. Senelisgi sako, kad Gabrielius Landsbergis yra pats geriausias užsienio reikalų ministras. Kas meluoja, tas ir vagia. Bet čia net neatsimenu, kas toks pasakė, užmiršęs esu dabar, kas toks pasakė. Kol jūs žiūrėsit video, aš bandysiu prisiminti. O kaip jūs, pavyzdžiui, Gabrieliaus veiklą savo anūką vertinat? Man atrodo, jis labai geras ministras yra. Labai geras užsienio reikalų ministras. Labai daug padaręs. Ir todėl galbūt ir nemėgiamas. Neprisiminiau, kas pasakė šitą legendinę frazę. Kas meluoja, tas ir vagia. Gal jūs prisiminsit? Tai jeigu prisiminsit, tai parašykit komentaruose. Gal tada man lengviau bus prisiminti, kai perskaitysiu, tiesiog atšviežinsit man šitą. Bet šitas žmogelis, kur tik dabar rodžiau, sako, kad tas Gabrielius, kuris čia vartosi kaip matrioška į visas pusės ir kepures keičia priklausomai nuo vėjo, nuo politinio vėjo, tai jisai yra geras ministras. Na, šitoje vietoje gal ir pabaikim šitą temukę.